Susitinkam šiandien 13-ąją jau veido jogos iššūkio dieną. Ir šiandien noriu daugiau parodyti, kaip aktyvuoti savo veide kraujotaką. Po šitų pratimų aktyvacijos ir būstinimo savo odos, idealiausia jūsų odą pripildyti įvairiausiais vitaminais, uždėti kaukes ir netgi galima tai daryti 2 valandas iki miego. Labai efektyvu aktyvuoti kraujotaką vakare ir paruošti ją gilesniam jūsų priemonių įsisavinimui. Taigi, ką reikėtų daryti? Visų pirma, kaip ir video prieš tai aš dalinuosi, atpalaiduojam savo pečius, ištiesinam nugarą, ištiesinam galvą ir pradedam masažuoti plaukus. Masažuojam plaukus. Masažuodamos pirštų pagalvėlėmis plaukus, jos galime įtrinti įvairiausiais aliejais, ypatingai skirtais aktyvavimui nuo slinkimo, kadangi masažo metu joms dar padėsim ir įsigerti į mūsų galvos odą. Taigi, kiek įmanoma labiau pasistengiam atpalaiduoti. Atpalaiduojam pečius, ištiesinam savo ašį, nugarą, stuburą, ištiesinam galvą. Užmerkiam, jeigu norisi, akis ir masažuojam. Tokiems atsipalaidavimo pratimams pakanka 1-2 minučių, o jeigu norisi ir turit laiko daugiau, galit skirti truputėlį daugiau. Pasišiaušiam, suaktyvinam. Ypatingai galit skirti dėmesio apatiniai plaukų zonai, kadangi visa įtampa, visi rūpesčiai per dieną mūsų kaupiasi būtent pečių srityje ir kyla nuo kaklo į mūsų viršų. Taigi, sekantis pratimas, galima susisegti plaukus, suspaudžiam krumpliukus, susirandam vietą ten, kur baigėsi mūsų plaukų augimo linija ir vienoje ir kitoj pusėje įstatom pagal plaukų augimo liniją ir sukamaisiais judesiais, užmerkusios akis, prasukam, pramasažuojam. Jeigu diena įtempta, jeigu jūsų pečiai surakinti, nemoka atsipalaiduoti ir negali, galite jausti truputėlį skausmą. Ir tarp kitko merginos rašė ir komentavo, kad labai sunku yra išlaikyti rankas. Taigi šitas pratimas idealiai tinka netgi sėdint prie stalo. Alkūnes padedam ant stalo, įstatom štai taip, palenkiam tiesiai galvą ir masažuojam. Aš parodysiu vieną pusę. Alkūnės padėtos ant stalo, nugara atpalaiduota, pečiai ištiesinti, atviri. Atveriam visą savo širdies plotą. Pramasažuojam vieną pusę, 1-2 minutės ir pramasažuojam kitą pusę, 1-2 minutės. Jeigu jaučiasi skausmas, sunkumas, truputėlį judesi sušvelninkit ir pasistengkit atpalaidavimo pratimus atlikti kasdieną, kad leistumėt savo atsipalaiduoti vis labiau ir labiau. 1-2 minutės pramasažuojam, toliau lygiai taip pat dedam alkūnes ant stalo arba tiesiog pakeliam su pirštų pagalvėlėm, prispaudžiam savo smilkinius ir sukamaisiais judesiais važiuojam be kremo, rekomenduočiau šitos pratimus atlikti be kremo. Sukamaisiais judesiais važiuojam pagal augimo plaukų liniją, ties viduriu susikertam ir pakeičiam kryptį priešingą kryptimi, sukamaisiais judesiais grįžtam lygiai taip pat į smilkinių sritį. Pasistengiam akis užmerkti, kvėpuojam tik per nosį, pakeičiam vėlgi kryptį priešingą kryptimi, negu grįžom atgal ir palengva grįžtam pagal plaukų augimo liniją. Ties kaktos viduriu 1-2 minutės pramasažuojam. Pirštų pagalvėlėmis atpalaiduojam visą plaukų savo sritį. Atpalaiduojam veidą, atpalaiduojam ir paleidžiam visus dienos rūpesčius.
Pakeičiam vėlgi kryptį priešingą kryptimi ir grįžtam atgal. Sustojam. Suspaudžiam delniukus štai taip mūsų odą ir tempiam galima po vieną pusytę, aš nežinau netgi. Suspaudžiam savo odą ir važiuojam į vieną pusę. Nuvažiuojam iki pat savo plaukų augimo linijos, paimam kitą pusę, paspaudžiam, tarsi suspaudžiam savo odą, aš parodysiu galbūt iš viršaus, ar ne, suspaudžiam ir prastempiam, pramasažuojam. Po šito pratimo jūsų oda turėtų parausti. Galite jausti šilumą kūne, raudonumą veide, kadangi aktyvuojam kraujotaką tam, kad galėtų priemonės, kurias uždėsim po šito savo savimasažo, veido jogos, giliau įsigerti, įsiskverbti į jūsų odą. Gerai pramasažuojam 1-2 minutes, sučiumpam, paspaudžiam, būkit švelnios, labai netampykit savo odos, pajauskit, kokiu stiprumu. Tai turėtų būti švelniai, tačiau jausti ir efektą, kaip suspaudžiat savo odytę, truputėlį atkeliat ir masažuojat. 1-2 minutes. Lygiai tą patį darom nuo nosies kampučio ir suspaudžiam žandukus ir patempdamos tempiam į viršų. Patempiam, dar patempiam. Keletą akimirkų. 1 minutės pakanka, 2 minutės yra idealu. Jaučiam, kaip šyla žandukai. Ir pereinam prie lūpų kampučių. Lygiai taip pat suspaudžiam odytę ir nuvažiuojam nuo lūpų kampučių ties ausimis. Užfiksuojam. Toliau. Įstatom štai čia savo nykščiukus. Suspaudžiam savo smakrą ir pratempiam lygiai taip pat pagal savo žandikauliuką iki pat ausies. Formuojam gražiai savo veido ovalą. Pasistengiam labai nespausti, kadangi mūsų oda norisi švelnumo. Turėtumėm jausti lengvą tokį slydimą. Kadangi aktyvuojama kraujotaka, rekomenduočiau nenaudoti jokių priemonių ir priemonės naudoti po visko, visam veidui. Keletą kartų pravažiuojam, užfiksuojam. 1-2 minutės. Palepinam savo visus raumenukus. Pravažiuojam, su pirščiukais užfiksuojam. Ir paskutinis bus skirtas mūsų kaklui, tai ką mes darome, įstatome apatinę lūpą į vidų burnytės, ištempiam visus raumenukus aplink lūpą, kad nebūtų raukšlyčių ir ištempiam smakriuką į priekį. Jaučiam tempimą kaklo srityje. Dešimt kartų šitaip ir 10 kartų išsižiojam plačiau. Išsižiojusios plačiau jaučiam didesnį plotą ištemptų raumenų savo kakle. Šita sritis turėtų būti nesusiraukšlėjusi, o ištempta ir tempiasi visi kakliuko raumenys. Atpalaiduojam, skaičiuodamas mintyse iki 15.
Ir dar kartelį darom 5 mažų atverimų burnos. Ir pražiojam daugiau, darom 10. Pasistengiam šitą zoną išlaikyti be raukšlyčių. Jeigu taisyklingai darote, visa veido sritis aplink lūpas išsitempia ir nelieka raukšlyčių. Atpalaiduojam. Ir paskutinį kartą vos atvertą burną padarom 5 kartus ir atvertamos burną plačiai padarom 10 kartų. Atveriam burną plačiau. Štai tiek vakarui. Po šitų pratimukų drąsiai užsidėkit losjoną, kaukę, serumus ir mėgaukitės naktį regeneruojančiais procesais jūsų odoje. Iki susimatymo kitą kartą. Jeigu turit klausimų, rašykit po šito video arba palaikinkit ir parašykit, kaip jums sekėsi. Iki sekančio karto.